Taip, šitas video, kad dažnai būna klaida. Būna senas langas 78, o kada užsisako naujus langus, tai rėmas 78, plus būna šiltas rėmas ir gaunasi, kad reikalinga niša apie kokią 88 laisvės, nes kitaip tas rėmas netelpa. Tai vat, užsisakant, niekada nepamirškite. Norit dėti be šilto rėmo, tai nededam tą rėmą. Ir tada tas langas 78 telpa tas 78. Bet pagal Veliukso visus reikalavimus būtina dėti. Tai va, kas dabar atsitiko šitam objekte, teko didinti nišas papildomai, nes stogdengiai, kurie čia viršuje daro, irgi nežinojo to, ar bus tas ar ne, ir paruoštos nišos buvo. Tai man teko ten papildomai USB prisipjaudinėti. Paskui, jeigu bus, parodysiu. Va, tas langas. Kaip matote, langas tiesiai susieina. Gipsas į tai dabar biškiau nebetitinka. O visas šiltas rėmas jis išėjo už apdailos. Tai kaip įdėti 78 nišą tarp gegnių, įdėti 85 langą. Tai tame būna bėda ir kada užsisakot, atkreipkite tai dėmesį. Tai čia visom firmom, kurios pardavinėja langus, užsisakykit žmoniškai. Va. Tas, kaip matot, tas dasideda rėmas šiltas ir ant kiekis jau pastarėja. Jeigu taip sudėjus, va, gaunas kažkur tai 85 cm, bet dar su laisvė, kad pakoreguoti, įstrižainės pasigaudyti. Ir kaip tu gali dėti tokį langą į 78 nišą. Čia labai svarbus dalykas ir visom firmom taip sakau. O žmonėm neprasileiskite reikalą. Naujas gražus langas. Pas medinukus čia dar būna tas termo toks apšildymas. Čia nėra, čia tik tai viršui. Praeitam video buvo toks, kad čia termo buvo. Tas 1,14 m, kur ant 70 pailgas. Tai va, kiekviena komplektacija vis kažkas kitaip. Senas langas, tai va, bėdas. Jokio va, termo apšildymo. Yra kaip yra, senas, naujas. Kaip matosi langas, kur rėmas, tai iš vis dabar gipsas dar net šonais bus. Kiek reikėjo platinti, kad įvažiuoti, kad rėmas įlystų. Čia biškai mažiau, bet irgi buvo traukta, pjauta papildomai.